Taigi, pagaliau atėjome prie ko? Prie akmens. Ir ne bet kokio akmens, o meilės akmens. Ir jį tiesiog prisėsime, pailsėti, nes įveikėme tikrai nemenką atstumą. Va, ir šitas akmuo yra Pagramantyje, ant Gramančios upės slėnyje. Ir čia reikia praeiti gana tokias džiunglės, sakykim, keletą pakabinamų tiltų, pakrantę įtina, puikus Gramančios upelio čiurlenimas ir štai pagaliau pasiekėme akmenį. Ir šitas akmuo apipintamas įvairiomis legendomis ir pasakojimas ir sakoma, jeigu čia yra prisiekiama kažkas arba sugalvojamas kažkoks tai noras, jis būtinai išsipildo. Taigi norą sugalvosime, bet garsiai nesakysime. Na, įsipildys, neįsipildys, jau matysime. Va, taigi labai puikus akmuo. Pagramantyje, Tauragės rajone, yra tokia puikiai vieta, kurią tikrai pravartu aplankyti visiems, ypač tiems, kurie turi norą ir ypač neįsipildžiusių norų. Gyvuoja Lietuva.